Siekia suteikti europiečiams tinkamus įgūdžius norimam darbui didelis iššūkis. Ir tai iššūkis, ties kuriuo dirba ES ir valstybės narės kartu, pasitelkusios Europos socialinį fondą. Kiekvienais metais ES Europos socialiniam fondui skiria virš 10 milijardų eurų, prie kurio prisideda ir kiekviena valstybė narė. ES finansavimą gauna organizacijos geriausiai suprantančios vietos poreikius. Švietimo sistemos tobulinimui, naujų darbo vietų kūrimui ir verslo paramai, padedant žmonėms norintiems pradėti savo verslą, gerinant valstybinių įstaigų teikiamų paslaugų kokybę, suteikiant žmonėms galimybę įgyti naujų įgūdžių, konsultuojant karjeros klausimais ir padedant mažesnės galimybės turintiems žmonėms įsidarbinti. Kiekvienais metais Europos socialinis fondas padeda ir suteikia mokymosi galimybės daugiau nei 10 milijonų žmonių. Europos socialinis fondas – investicija į jūsų ateitį.